Sveiki. Šiandien aš noriu pakalbėti apie tai, kodėl mums taip trūksta vitamino D. Iš tikrųjų, čia yra kažkokia pandemija vitamino D stokos ir man visą laiką toks kirbėjo, tebekirba klausimas, kažkas čia ne taip su to vitamino D, nes žmonės daug labai vartoja ir didelės dozės ir leidžiasi ir po 10 000 vienetų to vitamino D ir jis kaip neįsisavina, taip neįsisavina arba yra ant žemutinės ribos. Tai štai, šiandieną noriu jums pasakyti tokį vieną galimą atsakymą. Ar jūs žinojate, kad vitamino D įsisavinimas visiškai priklauso nuo magnio, nuo šito nuostabaus mineralo. Ir jeigu jūs neturite savy pakankamai magnio, jūs negalėsite įsisavinti vitamino D. Nes netgi jeigu mes gauname pakankamai magnio, pakankamai saulės ir šituose šiltuose kraštuose, saulėtuose kraštuose, kur yra tikrai žmonės ir mes deginamės ir visa kita. Ir aš tokias sukneles stengiuosi vasarą naudoti su atvira nugara, kad tik to vitamino D gaučiau. Bet iš tiesų, kad norint konvertuoti saulės gaunamą vitaminą D į įsisavinamą vitaminą D reikalingas būtinai yra magnis. Jis reikalingas vitamino D metabolizmui ir priešingai, kaip magnis reikalingas vitamino D įsisavinimui, taip D paskatina magnio įsisavinimą. Čia toks uždaras ratas. Ir galimai mokslininkai teigia, kad vieni sako 50% žmonių trūksta magnio, kiti sako 80% žmonių trūksta magnio ir dėl to būtent tiek žmonių turi ir vitamino D deficitą. Ir tai man viskas yra labai logiška, nes man nelogiška, kai mes žiūrim labai taip vienpusiai, trūksta D, tai reikia duoti D. Kaip čia tai buvo, kad lietuviai kažkaip išgyvendavo ir be tų papildomų, ar nesakysim, dideliausių dozių D. Akcentuoti galėtumėm į magnį ir pasipildyti mūsų magnio atsargas. Magnis beje labai susijęs su kalciu. Ir jeigu mums trūksta magnio, ne tik, kad nevyksta apie nuo 300 iki 800 pagal įvairiausius tyrimus organizmo reakcijų, bet taip pat gali vykti kalcifikacija ir kalcis kauptis mūsų organuose, arterijose ir kauluose, reiškia, jeigu mums trūksta magnio. Kaip jo gauti? Ir kiek jo gauti? Pirmiausia, magnis šiaip realiai turėtų didžiausi jo klodai yra lapinėse daržovėse. Lapinėse daržovėse, taip pat juodajam šokolade, moliūgų sėklose, kur čia dar migdolų riešutuose, ta prasme, jo yra, jo tarsi galima gauti. Bet klausimas, ar mes kasdieną suvalgome tų lapinių daržovių, mūsų vaikai, mūsų artimieji tų lapinių daržovių, to moliūgų sėklų, kurios kaip ir tikrai nebrangiai kainuoja, tų migdolų ar juodojo šokolado. Bet jeigu tuose daržovėse yra magnio pakankamai, tai dar nereiškia, kad mes jį įsisaviname. Čia labai tokie įdomus procesai yra. Ir pavyzdžiui, magnį išveda iš organizmo tam tikri faktoriai, kuriuos mes beveik visi, daugelis mūsų, turime savo gyvenime. Tai stresas, kabutė, alkoholis, cukrus, saldumynai, šlamštmaistis, kaip minėjau, stresas, kurį daugelis turime ir taip toliau. Taigi, dabar nuostabus laikas bandyti su savim paeksperimentuoti. Turime saulę, gaudykime saulę, bet būtinai gaukime magnio, pakankamai magnio. Ir žiūrinėjau, kokios vis dėlto dozės rekomenduojamos magnio ir vitamino D santykio. Tai atradau informaciją tokią, kad jeigu
1000 vienetų vitamino D apie 100 mg magnio. Tai nėra superdozės ir tai yra kur kas geriau, negu mes neturime magnio, o varome po 10 000 vienetų, kad ir po 4 tos rekomenduojamus ir taip toliau. Aš pati bandau tikrai eksperimentą, mano D vitaminas yra normos ribose, bet arčiau žemutinės ribos, bet aš niekada nevartoju didžiulių D dozių, tiesiog man tai nelogiška. Ir randu kuo daugiau, tuo toliau mitybos mokslas eina prie to holistinio požiūrio, nesporoidinio to požiūrio. Žodžiu, trūksta D, reikia D. Ne taip mūsų veikia organizmai, yra įvairiausių kofaktorių, kuriuos turėtumėm pridengti. Dabar ką aš pati vartoju ir ką rekomenduoju, nuostabus, sugrįšiu prie nuostabaus, kas jau matote, kad galbūt neįsisavinate, galbūt turite streso, gerite kavą ir matot, kad jums tas D neįsisavina. Labai keistas produktas, žinokit, labai pigus, labai elementarus produktas, labai nedidelės dozės kalcio, magnio, čia ne kalis, čia kalcis, magnis plus vitaminas D. Nors dozės yra nedidelės, kaip ir gamtoje, mes niekur negaunam, nei su ta saulė tokių didelių dozių, nei su to obuoliu ten kažkokių didelių dozių vitamino C. Bet yra santykis. Kalcis su magniu turi būti santykis maždaug 2:1 ir plus vitaminas D, kuris padeda tiek magnio įsisavinimui, tiek kalcio įėjimui į kaulus, o ne kalcifikacijai, ar ne kažkur netinkamose vietose. Tiek priešingas efektas, tas pats D padeda ir kalciui, ir magniui. Ir 180 tablečių čia yra tikrai keliasdešimt centų, gal kainuoja ta tabletytė, bet ypač vasarą mes galime atstatyti tą savo ir vitamino D, ir magnio balansą. Jeigu nepakanka, aš pastebėjau, kad mano vitamino D kiekis žymiai padidėjo, nors aš tikrai nevartoju D didelių kiekių, kaip čia pasakyti, iš principo, nes nesutinku su tuo. Mano mėgstamas produktas Magnesium Complex, kuriame yra 2 tabletėse yra 300 mg magnio, ar ne, ir plus čia yra burokėliai, kale kopūstai, tai yra magnio šaltiniai, ar ne, brokoliai, lapiniai kopūstai. Visa tai, apie ką kalbama, kai mums reikia vitamino K. Dabar dar K yra tokia banga, atseit D be K niekaip neįsisavinama. O K kaip taisyklė yra tose vėlgi lapiniuose kopūstuose daugiausiai, kur yra magnio. Taigi siūlau eksperimentą, nedidelės vitamino D dozės ir būtinai pasipildykime magnio, jeigu mūsų virškinimas yra geras, pasipildykime kuo daugiau iš daržo, iš turgaus. Dabar tikrai yra labai geras laikas lapinių daržovių, apskritai visų lapų. Pas mane aš ir morkų lapus, ir burokėlių lapus, ir kale lapus, krapai, kas tik auga. Lapai tai nuostabus ir magnio, ir K vitamino šaltinis, visų vitaminų mineralų šaltinis, plus saulė. Ir galbūt mums pavyks pagaliau labai natūraliai, nedidelėmis dozėmis atstatyti savo tą vitaminą D, kurio ir leidžiasi ten ampulės, apkrauna inkstus, kurio niekaip nepavyksta atstatyti. Tai šiandien tiek apie tą holistinį principą, kad jeigu trūksta D, nebūtinai mums reikia D, mums trūksta kitų kofaktorių. Jeigu skauda sąnariai, nebūtinai mums skauda sąnariai, gal mums trūksta vandens arba to paties magnio ir taip toliau. Tai va. Čia buvo Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė. Visą tą informaciją vėliau galėsite ieškoti YouTube kanale, sveikatos žurnalistė, Facebook profilyje tuo pačiu vardu ir mano tinklaraštyje. Užeikite, užsiprenumeruokite. Tai yra labai daug nemokamos 3 metus, jau 4 sudėtos informacijos, tos, kurios galbūt, jums labai reikėtų daug ieškoti ir kuri praplečia mūsų vaizdą apskritai apie tą teisingą požiūrį į mitybą, į mitybos terapiją, į gydomąją mitybą, į nefarmakologinės priemonės www.sveikatosžurnalistė.lt. Be to, nuolat
nuolat kartais, ar ne, bent kartais sezonai, kelis mėnesius vedu detokso grupės, kas vėliau pamatysite šį įrašą, tai tiesiog pasiekite sveikatos žurnalistę, ten būna kvietimai į grupės, o ši grupė, tai čia tiem, kurie dabar online klausėtės, naujausia grupė neseniai paskelbiau, bet tikiuosi susirinksim rugpjūčio detokso grupė. Startuojam nuo rugpjūčio 1, kaina tikrai nėra didelė, aš manau, 47 eurai. Ir čia bus palaikymas grupėje, nuolatinės paskaitėlės kasdien, va tokia informacija, blitz, kurios jūs negausite. Zoom paskaitos, yra kelios partnerios šioje grupėje, viskas bus plačiau nuorodoje, tai labai kviečiu į rugpjūčio detoksą. Ir vėliau dar pasakysiu, kodėl rugpjūtis yra vis dėlto geras mėnuo detoksikuoti organizmą, gerai pasakysiu dabar, nes mes turime labai švarių daržovių ir kai žiemą mes ten plakamės kokteilių, špinatai iš Lidlo šiek tiek, apkrauname savo organizmą ir tais, teršalais, toksinais, o dabar yra nuostabos laikas detoksui sustiprinti savo imuninę sistemą, savo žarnyną prieš tą rudens sezoną, kaip sakau, ruošk roges vasarą. Tai šiandien tiek žinių iš Molinių, iš mano jaukios erdvės prie Viralinės. Čia buvo Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė. Lauksiu jūsų, prenumeruokite naujienlaiškį, prenumeruokite sveikatos žurnalistės kanalą ir įkelsiu nuorodą į detokso grupę. Šiandien tiek, ate.